Sveikinu su pergalė. Kas lėmė pergalę prieš italus? Gal prieš italus lėmė pergalę tai, kad žaidėm iki galo. Šiek tiek gal emocijos trukdė padaryti tą žaidimą, kurį planavom daryti. Ir tos emocijos pakišo koją, padarėm daug klaidų, bet vyrai iškentėjo iki galo, ką aš jiems turiu už tai nulenkti galvą. Ir galutiniam rezultatė puikus rezultatas. Mes esam regbio tėvynėje. Atvažiavom pirmą kartą žaisti regbio tėvynę ir susikojom su Anglijos rinktinė, kuria sudaryta iš profesionalių žaidėjų ir žaidėm su pačiais geriausiais pasaulio žaidėjais. Tai jeigu ne, kada mes pirmavom 12-0 ir jeigu ne tas nelemtingas, neuskaitytas 5 taškai, neaišku, kaip būtų buvę pasibaigę tos rungtynės, tai žiūrovom davėm daug emocijų. Ir kas mums labai buvo svarbu, kad parodyti, kad ir Lietuva žaidžia regbį. Atvažiavo į regbio tėvynę ir žaidžia su pačiais stipriausiais pasaulio regbininkais. Tai ačiū regbininkam labiausiai žaidėjams savo, už tai, kad jie kovojo iki galo ir iškovojo mūsų Lietuvai, garsina Lietuvą, mūsų regbiui gana neblogą vietą. O ko rytoj galima tikėtis? Jau žinom, kad aštuntfinalį su Anglais žaisime. Aš nežinau iš tikrųjų, ir mes žaisim su Anglais. Mes tikslą buvom įsikėlę šiais metais patekti 10-tuką. Jeigu žaisim su Anglais, vadinasi su Anglais, mes pastudiosim šiandien dar mūsų klaidas ir pabandysim susikauti ir tai dar kartą su jais. Jeigu mes užimsim aukštesnį negu 8 vietą, tai būtų labai gerai. Kad su visais galima žaisti, tai rodo ir kitų komandų rezultatai. Viena komanda atvažiuoja pasiruošusi geriau, kita blogiau. 7 yra toks žaidimas, kad tuo momentu turi turėti pačią aukščiausią formą. Ir jeigu jos neturi, tu gali būti paskutinis, jeigu tu turi, gali kilti aukštynį netgi į prizinių vietų. Tai čia loterija, arba medicina, arba mokslas, kaip čia įvardinsi, taip įvardinsi. Mes dar nesam profesionalai, bet tikiuosi kilsim